Ar tavo smegenys irgi kartais rodo error 404? Visur vien fake naujienos, troliai, botai ir manipuliacijos. Viena sekėja man net parašė, kažkoks liūdesėlis gyventi, kai nieko nebegali pasitikėti. Ir aš jai visiškai pritariu. Nuolatinis įtarinėjimas ir tikrinimas gali privesti prie paranojos. Bet turiu gerų naujienų. Kadangi mano, kaip ir visų normalių žmonių smegenys mėgsta trumpiausią, o ne sunkiausią kelią, supaprastinau informacijos filtravimą ir šį kartą paaiškinsiu, kada smegenis reikia įjungti pilnu pajėgumu, o kada galite scrollindami atsipalaiduoti. Visą turinį, kuris plūsta iš ekranų, suskirstome į 3 kategorijas. Galvokite apie tai kaip apie šviesoforą. Turime žalią, geltoną ir raudoną zonas. Žalia zona – tai tavo smegenų atostogos. Joje kančiukai, juokeliai, prankai ir kitos nesąmonės. Dar viena žalia kategorija – ego masažai. Buvau ten, dariau tą, suvalgiau šitą, pirkau aną. Nesigilinam, tiesiog scrollinam toliau. Geltona zona. Čia jau įjungiame atsargumo režimą. Pirmiausia, atkreipkite dėmesį į viską, ką mums siūlo už pinigus. Prieš spausdami mygtuką pirkti, duokite savo smegenims laiko pagalvoti, ar jums to tikrai reikia. Antra, naujienos. Visada atkreipkite dėmesį į šaltinį. Jei tai oficiali žiniasklaida gerai, nes ji yra reguliuojama. Bet jei naujieną skelbia bele kas, net jei turiniu dalinasi draugai, netikėkite, kol to nepatvirtino oficialūs kanalai. Trečia, visuomenės veikėjų, draugų, tėčių, tetų, mamų, močiučių nuomonės. Atminkite, nuomonė tai yra tik nuomonė. Ji nebūtinai grįsta faktais, tad nepasituokite pirmai emocijai. Raudona zona – tai didžiausios rizikos zona. Tokiam turiniui jungiame visišką ignorą. Pirmiausia, pletkai. Jie beveik niekada nebūna paremti tikrovę ir dažniausiai naudojami piktiems kėslams. Tiesiog skipinam. Antra, guru patarimai ir balsai iš anapus. Šamanai, būrėjos, aurų valytojai – visiškas pezlas, nepagrįstas mokslo ir faktais. Tai yra pinigų viliojimo priemonė lengvatikiams. Trečia, politikų ir partijų komunikacija. Dažnai jie kalba skambiomis, bet nieko nereiškiančiamis frazėmis, kurios veikia emociškai, bet neturi faktinio pagrindo. Jau turbūt girdėjote, kad politikai ženkliai didina atlyginimus ir drastiškai mažina mokesčius. Šie žodžiai nieko verti, kol nėra konkrečių skaičių. Iš politikų visada reikalaukite konkretumo. Sakysite, vis tiek daug darbo smegenims? Deja taip. Gyvename tokiu metu, kai nebegalime informacijos vartoti pasyviai, nebent jau kelius receptus. Pasitikėti galima mokslu ir oficialiais šaltiniais, nors ir jie kartais klysta. Nieko nepadarysi. Šiais laikais informaciją turime vartoti aktyviai ir sąmoningai. Kitu atveju pavirsime informaciniais zombiais ir net nepajusime, kad pradedame platinti kažkieno kito eterį išvemtas melagienas. Tad būkite sąmoningi, žiūrėdami į ekranus. O jei jau žiūrite, sekite smegenų higieną ir auginsime pilkąją masę kartu. Iki!